Vienas vyriškis guodžiasi. Kai atsiranda pinigų, atsiranda ir moteris. Kai atsiranda moteris, dingsta pinigai. Kai dingsta pinigai, dingsta ir moteris. Kai vėl atsiranda pinigų, vėl atsiranda moteris ir taip gyvenimas sukasi ratu. Prie klausyklos klupteli toks įtaritinai raudė žmogelis. Kunigas klausia, ar geri? Ar turi klebonėlį? Ne, neturiu. Tai ko čia tuščiam kioske sėdi? Daktarė, man skauda skrandį. Ar alkoholį vartojate? Vartoju, daktarė, gausiai vartoju, bet nepadeda. Ar jūs girdėjot, kad naktį negalima nešti šiukšlių, nes nesiseks? Netiesa, nusijuokė kaimynas. Aš 10 metų dirbu kiemsargiu ir kiekvieną naktį beveik išnešu šiukšles ir nieko. Jūs 10 metų dirbate kiemsargiu ir manote, kad jums sekasi? Pone, nešokite iš troleibuso, kol jis nesustojo. Aš skubu į ligoninę. Tada prašom. Mano vyras kaip saulė, džiaugiasi žmona. Kaip tai suprasti? Ogi taip, vakare dingsta, o ryte vėl pasirodo. Pavargęs po darbo dienos, tarnautojas eidamas randa pasagą. Parsineša ją namo, o namai apversti, netvarkingi, valgyt niekas nepagaminta, sąskaitos už šildymus atėjusios, įbėga tarnaitė ir šaukia. Šeimininkė, jūsų žmona pabėgo su kaimynu. Sakė, nebegrįš. Jis bučiuoja tą pasagą ir murma. Vis dėlto šiame prietare yra dalis tiesos. Lietuvoje sumažėjo lovų gamyba, nes ūkininkai miega ant šiaudų, tarnautojai ant rašomų stalų, darbininkai piketuose, studentai paskaitose, politikai ant pažadų, partijos budi, o priešai nesnaudžia. Klausėte, kas yra laisvė? O laisvė yra, kai tave siunčia po velnių, o tu eini kur nori. Vyras mane paliko prieš 10 metų, pasakoja naujai kaimynei moteris. O šitie 4 mažyliai jo, taip, retsykiais jis ateina manęs prašyti atleidimo. Kuo skiriasi šuo nuo pavaldinio? Šuo bėga kur nori, o pavaldinys eina ten, kur jam liepia. Kokia nauda iš kiaulių? Priklauso nuo to, ar tai gyvuliai, ar žmonės. Duokite man buteliuką vaistų, kad plaukai ataugtų. Didelė ar maža? Maža, nepatinka man ilgi plaukai. Žmonėlė, aš jau mirštu, pasakyk dabar man, ar tu buvai man kada nors neištikima? Ar tu būtinai nori sužinoti? Noriu, mieloji, o jeigu tu nenumirsi? Vedęs ar viengungis? Klausė siuvėjas klientą. Vedęs, gerai, tada aš įsiūsiu slaptą kišenėlę švarko pamušale.
Žmona visą gyvenimą graužė vyrą, o kai jis numirė, ant paminklo taip panorėjo, kad užrašytų: ilsėkis ramybėje, kol aš ateisiu. Liaudies išmintis sako, jei prakiuro švarko rankovės, greit ženysis. Jei prakiuro kelnių užpakalis, oi, turėsi daug vaikų. Pensininkas tai žmogus, kurio šviesi ateitis jau praėjusi. Vyras apsirengė ir sako žmonai: apsirenk ir tu. Oi, mielasis, tai tu vediesi mane kartu į alaus barą. Ne, aš išeidamas išjungsiu šildymą. Užvakar pasiunčiau vyrą į parduotuvę, kad parneštų bulvių, o iš žioplys ėjo žioplai per gatvę ir suvažinėjo mašiną. O viešpatie, kokia nelaimė, tai ką tu darei? Taigi ryžių įsiviriau. Prie bažnyčios vartų sėdi moterėlė ir rauda. Kita klausia: kasgi tau, kogi raudi? Taigi girdėjai, kad klebonėlis sakė, kad po mirties bus verksmas ir dantų griežimas. O su kuo aš griežiu, jeigu aš tik vieną dantį beturiu? Nesugyveno Zakristijonas su klebonu. Na ir ruošiantis Kalėdų šventėm, Zakristijonas į sakyklos kraštą prikalė vinučių, nes klebonas, kai sakydavo pamokslą, vis mėgdavo trankyti sakyklos tą kraštą. Na, uždengė dėkelį, klebonas sako pamokslą, šaukia: šventoji panelė Marija pagimdė kūdikėlį Jėzų. Tai Zakristijono darbas. Kameroje naują kalinį kalbina senbuviai. Tai už ką pasodino? Tai norėjau su galva pramušti mūro sieną. Taigi už tai nesodinama, bet kad aš norėjau pramušti su svetima galva. Moteris atėjusi pas gydytoją kalba: daktarė, pradėjo plikti smarkiai mano vyras. Pasakykit, patarkit, kaip išsaugoti jo plaukus. Gydytojas paėmė nuo savo stalo tuščią dėžutę ir padavė jai: vat čia rinkit, dėkit tuos plaukus ir išsaugosit. Netikėtas svečias užvažiavo pas senus pažįstamus. Pietų metas, iš virtuvės sklinda visokie gardūs kvapai, bet niekas nesiruošia jo vaišinti. Ir jis berniuko klausė: Jonuko, kada jūs pietaujat? Tai mamytė sakė, kai tik svečias išeis, tai ir pietausim. Po sunkios ligos pasveikusią žmoną vyras vežasi namo. Bet stotelėje gretoj ištempia ją lauk, nubėga, nuperka bilietą, vėl pavažiuoja iki kitos stotelės, vėl nuperka bilietą ir vėl ją taip tampo. Jinai sako: tai kodėl tu negali nupirkti bilieto iki mūsų namų? O jeigu tu pakeliui numirsi? Kodėl jūs prašotės perkeliamas į kitą palatą? Juk jūsų kaimynas toks linksmas, toks nuostabus žmogus. Taip, bet jūs pabandykit po apendicito operacijos juoktis visą dieną ir dar kartais naktį. Jūs, moteris, turite būti dėkingos gyvūnams. Štai audinės jums užaugina kailinius, lapės puošnias apykaklės, krokodilai odą duoda rankinukams, gyvatės bateliams. O vis tik atsiranda toks asilas, kuris už visą tai užmoka. Mama skundžiasi: reikės jau papjauti tą vištą, jau nebededa kiaušinių.
Berniukas paklausė, mamytė, o kai tu papjausi, į pradės dėti kiaušinius? Vyras naktį pašoka iš miego ir šaukia, Jovita, Jovita. Pabunda žmona ir klausia, kas tau yra, kas ta Jovita? Mano lenktynių kumelė. Kitą dieną grįžta vyras namo, o žmona jam sako, tavo lenktynių kumelė skambino. Liūtas su jaučiu vaišinasi alaus bare. Paskambina liūtui žmona. Liūtas pakalba ir pakyla. Atleisk mane žmona, šaukia namo, aš turiu greitai grįžti. Jautis tyčiojasi, oi, mano žmona taip nedrįstų. Matai, tavo žmona karvė, o mano liūtė. Kurorto autobusų stotelėje vidutinio amžiaus pora meiliai atsisveikina, bučiuojasi, glėbesčiuojasi. Pagaliau moteris įlipa į autobusą, jai rieda ašaros, įmoja per langą. Vyras esantis lauke taip pat ašaras ryja ir moja jam. Autobusui pajudėjus, keleivė ir klausia, tai jūs taip graudžiai atsisveikinote su vyru. Su vyru, aš tik dabar pas jį važiuoju. Ką veikia žmonės kombinatuose? Atsako. Sėdi ir kombinuoja. Ne, pirma kombinuoja, o paskui sėdi. Kuo skiriasi protingas nuo kvailio? Kvailys su valdžia ginčinasi, o protingas ją apgauna. Kiek žmogui reikia pirštų? Autoinspektoriui vieno. Užtenka smiliaus piršto. Ateik, prasikaltęs vairuotojui į mano automobilį, mokėk baudą arba duok kyšį. Prekybininkui 2. Pirkit, nuolaidos akcijos pirkit ir trina nykštį su smilium pirkit. Štai sukčiui 3. Parodyti špygą, va jums dividendai, va jums procentai, va jums palūkanos, lauk. Prokurorui 4. Kad parodyti, kad per langelį gali tekti žiūrėti bet kuriam viršininkui. Tarnautojui 5, kad pamotų savo viršininkui. Moja jis ir galvoja, šitoks snukis, o bent snukio. Na, jums, mėly žiūrovai, visų 10, kad galėtumėt paploti jums patikusiam atlikėjui. Kuo panašus kalėjimas ir teatras? Niekada nežinai, su kuo teks sėdėti. Ką gero mes perėmėme iš vakarų? Streikuoti išmokome, belieka išmokti tik dirbti. Ant šaligatvio krašto sėdi girtas pilietis. Stabteli policininkas. Kodėl čia sėdi? Tai juk sako, kad žemė sukasi, tai ir laukiu, kol prie manęs atsisuks mano namai. Ką tau sakė žmona, kai pamatė tave glėbesčiuojant kaimynę laiptinėje? Nieko nesakė, o tos 2 priekinius dantis seniai reikėjo įstraukti. Per kiemą eina politikas ir pamato smėlio dėžėje žaidžiantį vaiką, kuris kažką maigo, lipdo ir stabteli. Na, ką tu čia lipdai? Politika? Oha, na ir iš ko tu jį lipdai? Truputį smėlio, truputį molio, truputį mėšlo, truputį vandens. Supyksta politikas ir nueina. Po kelių dienų vėl jis pamato tą berniūkštį besikuičiantį smėlio dėžėje.
Na, ką tu čia dabar lipdai? Gaisrininką. O, įdomu, iš ko tu jį lipdai? Truputį molio, truputį smėlio, truputį vandens, o mėšlo neįdedi. Oi, ne, tada išeis politikas. Žmona visą gyvenimą graužia vyrą, o dabar jam sergant sėdi prie lovo, švelnin, maloni ir ramina. Joneli, nepergyvenk, visi mirsim. Mirė jau kiek kaimynų ir aš juk netrukus pas tave ateisiu. Ligonis net pašoko lovoje. Barbora, susimildama, pagyvenk bent kelis metelius, duok tu man nors kurį laiką ramiai žemeliai pagulėti. Daktarė, ar baisu mirti? Oi, ne, nebijokit, tie, kurie mirė, visai nesiskundė. Prie parduotuvės baloje guli girtas Jonas. Pro šalį šiaušia jo kaimynė Antosė. Jonas šaukia, tu pati kiaulė. Tylėk, juk aš tau nieko nesakiau. Tai nesakei, ale pagalvojai. Onutė, tu tokia šauni moteris, tai kodėl neišteki? Tai kad man ir taip smagu gyvent. Aš turiu šunį, kuris urzgia, papūgą, kuri keikiasi, ir katiną, kuris kas vakarą bėga iš namų. Kai ką man dar tas vyras? Miške arti vienas kito auga baravykas ir musmirė. Pasigirsta grybautojų balsai. Musmirė pašaipiai. Aha, dabar kažkam su peiliu per kaklą šmikšt. Baravykas sako, dabar kažkam su batu per snukį tykšt. Vyras priekaištauja žmonai, kad ji nekultūringa, ji nemėgsta teatro, nemyli klasikinės muzikos. Perpyko žmona ir sako, užtilk ir nepriekaištauk, kai aš pasakiau, kad važiuojame į Gulbių ežerą, kas tada pasiėmė guminius batus ir meškeres? Du baltieji lokiai keliauja per dykumą. Vienas sako, čia turbūt labai slidu. Kodėl? Tai tugi matai, kiek smėlio pribarstyta. Kodėl tu taip dažnai eini į baseiną? Tarnybiniais reikalais. Ieškau direktoriui naujos sekretorės. Politikui, grįžtant iš prezentacijos, nukrito kepurė. Žiūrisi tą kepurę ir filosofuoja. Tai nukritai. Nu, jeigu aš pasilenksiu tavęs paimti, tai nugriūsiu pats. Ir manęs niekas kitas nepakels apart policininkų, o tai man nelabai patinka. Gulėk ir toliau sau. Žmogus turi turėti gerą šeimą, kad po darbo skubėtų namo. Ir piktą uošvę, kad į darbą eitų su džiaugsmu. Sirgdama moteris sako savo vyrui, mielasis, jau matyt aš nepasveiksiu. Tau reikės pasiieškoti kitos moters. Mieloji, nesirūpink, aš jau turiu, senai turiu. Vyras negrįžta vakarais namo, kažkur nakvoja ir teisinasi, kad jis darbe užtruko, kad jis pas draugus pabuvo. Na, žmona norėdama įsitikinti, surenka visą eilę telefono numerių artimųjų vyro draugų ir paskambina iš ryto. Tai 6 pasakė, kad jis pas juos nakvojo, o 4,
Tyliau, jis dar miega, jis dar neatsikėlęs. Kyšis. Duoti ar neduoti? Štai klausimas, kuris kamuoja žmoniją nuo Adomo ir Ievos laikų. Rečiau susimastome, imti ar neimti. Kyšininkai skirstomi į 2 kategorijas – mėgėjai, tai visokio plauko valdininkai, ir profesionalai, tai aukšti viršininkai. Erlickas pataria, kad kyšį reikia imti pirmoje dienos pusėje ir pavalgius, nes alkanam visada atrodys, kad duoda per mažai. Kai pabudome ir kėlėmės, jis sako, daviau iš paskutiniųjų, tiek daviau, kad atrodė galą gausiu arba vėl užmigsiu. Ir ką jūs pasakysit, ėmiau kilt tarnyboj, kilau ir žiūriu vieną dieną, man duoda, todėl ir sakau, duok kyšį, kol jaunas, nes anot kudirkos, kai kunsim stingti ir siela susnūdus, vėlu bus jau broli, nei duosi, nei gausi. Aleksas Dabulskis, Kiaulė. Kai atidžiai įsižiūriu, matau, jog pusbadžiam pasaulį iš susipratusių žvėrių geriausiai įsitaisė kiaulė. Įkūtės nuošaliam kamputį, kriuksėdama apmasto būti, nei liūdna kiauliai, nei ilgų, nei nervų, nei širdies lygų, būties keblumai, gyvas niekas, garuoja jo valaslovy, tik susimildama penėkis, anot prancūzų selevi. Nekvaršina galvos prognozėm, įtraukia, išpučia pro nosį ir didelis čia daiktas, jei kiauliškas buvimas baigtas. Nežino žodžių netikrų, visokių žmogiškų kriukrių, nei kombinavo jį, nei grobė, prieš mirtį sąžinė kaip drobė. Mamytė, aš netekėsiu už Jono. Kodėl, dukrelė? Taigi jis netiki, kad yra pragaras. Tekėk, mieloji, kai pagyvens kartu su manim kelis mėnesius, jis puikiai žinos, kas yra pragaras. Ant suolelio lauke sėdi Petriukas ir niršta. Ateina klasės draugas ir klausia, kogi tu čia toks piktas? Sėsk, pasakysiu. Kai tas prisėda, jis ir sako, taigi va, suolelis tik nudažytas. Aš tau atleidžiu, kad tu pribarstai pelenų ant kilimo, kad tu užmeti nuorūką už sofos, bet padėti blyną ant mūsų naujo plokštelių grotuvo, tai jau per daug. 2 jauni veterinarijos gydytojai, praktikantai, baigė operuoti dramblį. Viską sutvarkė, nusiplovė rankas ir kalbasi. Viską tvarkingai padarėme, operacija pasisekė, jokio instrumento nepalikome. Vienas pabalo, o kurgi mūsų seselė? Mamytė, aš einu į vakarėlį. Ar galiu pasipuošti tais deimantais? Jokių būdų, dukrelė, negalima. Mamytė, kodėl negalima? Va niekas negalima. 2 kailiniai kabo spintoje ir vištų šauki, kad negalima. Tai kada bus galima? Vat kai tėtis išeis iš tų viršinikų į pensiją, tada ir bus galima. Tėvai, aš jau pusę nakties supu vaiką, o jis vis verkia. Juk vaikas priklauso mums abiems, dabar supk tu. Nu, tai va, tu jau pasupai, tai jau ir miegok, o manoji pusė tegu paverkia. Skambina cirko direktoriui. Norėčiau pas jūs dirbti. O ką jūs mokate? Moku daugybos lentelę, vairuoti automobilį ir šokti tango. Su tokiais sugebėjimais mes neįdarbinsime. Tai ko jums po velnių dar reikia iš beždžionės? Drauguži, aš tau atleidžiu,
kad tu, kai aš išvykstu į komandiruotę, lankaisi pas mano žmoną, išgeri mano viskį, bet kad tu drįsti statyti savo automobilį į mano stovėjimo aikštelę, to jau per daug. Skrenda lėktuvas, netikėtai apsiverčia aukštyn ratais. Stiuardesė aiškina, piliečiai keleiviai, nesijaudinkite, pilotas tuoj pat įsilašins į nosį lašiukus, įskrisime vėl kaip paprastai. Pas gaspadorių užėjo 2 čigonai. Vaišingas gaspadorius klausė, kas suvalgys tą bulką? Aš, ponuli. Kas išgers tą kvortą alaus? Aš, ponuli, sušuko tas pats čigonukas. O kas sukraus tuos akmenis į krūvą? Jonai, aš padariau jau 2 darbus, o dabar tu padaryk 3. Kaip jūs drįstate klausti, kieno kūdikio mano žmona laukiasi? Atleiskit, aš maniau, kad jūs žinote. Kokia neteisybė! Daugiausiagi automobilių Vilniuje, o vietos jiems pastatyti Šakių rajone. Daktare, ar tos gydomosios žolės duoda kokios naudos? Oi, labai duoda. Jau pastačiau dukrai namą, o pats baigiu įsirengti vilą prie jūros. Tėveli, kodėl tu vedei mamą? Tėvas pažiūri pašaipiai ir žmoną ir sako, matai, ir vaikas stebisi. Mokytoja liepia mokiniui pasakyti kelis veiksmažodžius. Mokinys vardina mama, skalbia, lygina, verda, siuva. Tėtis guli, rūko, geria, miega. Po atostogų į darbą grįžo bendradarbis raudonomis akimis. Aš klausiu, tai kasgi tavo akims? Paklausyk. Oi, kurorte, viešbutyje, kavinėje susipažinau su puikia moterimi. Pasirodo, ir mūsų kambariai buvo greta. Mudu susipažinome, praleidome puikiai naktį, o rytei prisiminė, kad turi Lietuvoje palikusi 2 vaikučius, vyrą, ir ėmė raudoti. Aš taip pat prisiminiau, kad manęs namie laukia žmona, 3 vaikučiai, uošvė, ir aš ėmiau raudoti ir taip raudojome iki ryto. Bet juk tai buvo prieš mėnesį, taip, jeigu 30 dienų kiekvieną rytą tu raudotum, ar tavo akis nebūtų raudonos. Vienai mūsų draugiai vyras trenkė lėkšte į galvą. Mes šokom į pagalbą, sugriebėm jį ir nutempėm pas teisėją. Teisėjas klausė jo, žiūrėdamas į žmoną, argi jums jos negaila? Gaila, ponas teisėjau, lėkštė buvo visai nauja. Po ilgos ir sunkios ligos vyras mane vežasi namo traukiniu. Pirmoje stotelėje jis ištempė mane lauk, nuperka kitą bilietą, vėl laukiam kito traukinio ir taip vėl kito. Tai aš ir klausiu, tai kodėl tu nenuperki bilieto iki mūsų namų, kodėl mes negalim nuvažiuoti vienu traukiniu? O jeigu tu pakeliui numirsi? Kalėjimo psichologas klausia kalinio, tai kodėlgi jūs čia? Tai kad neišleidžia. Kuo skiriasi kalėjimas nuo autobuso? Kalėjime visos vietos sėdimos. Paršiukas prieina prie rozetės sienoje, žiūri ir burba. Tai matai, broleli, kaip giliai tave užmūrijo. Nepamirškim tautosakos. Maryke,
kaip tu ten prie Kuršių marių gyveni? Kaip žirnis prie kelio? Kaip tavo tėvo vardas? Auksinis kardas. O kaip pavardė? Auksinė raidė. Duok tu mano sveteliams duonos. Bėk per kluonus, gausi duonos. Duok mėsos. Nuo mėsos lūpa vėpsos. Tai duok varškės. Nuo varškės visi dantis išbarškės. Eik jau eik, kam eiti man, jei nueisi tu. Maryke, nemandravok, ausis ištemk, akis išversk ir ieškok vyro, nes gyvenimas be vyro dar kartesnis už pipirą. Aha, o gyvenimas be žmonos kaip daržas be tvoros. Maryke, mano paskutinis žodis. Vindaro nemušk, liežuvių neskusk ir nesidairyk, kur varnos lakioja. Su tavim ginčytis, tai kai su plikiu pešiotis. Ne merga, o kamštis nuo peklos. Bertoldas Brechtas. Apie didžiavyrius. Apie Saliamoną girdėjot? Didį jo buvo išmintis, jam niekad klys nepasitaikė, bet pavojinga būt gudriam, Saliamonas nusigudravo, tai šiandien aišku kiekvienam, pražuvo jis dėl proto savo, kas jo neturi, gera tam. Jūs žino dorąjį Sokratą, mylėjo žmonės jį labai, už jo tikrai teisingą šneką. Sokratas niekad nesukčiavo, tai šiandien aišku kiekvienam, pražuvo per dorumą savo, kas jo neturi, gera tam. Girdėjot apie Cezario likimą, be galo buvo jis drąsus ir išdidus kaip niekas kitas, bet šis galiūnas nužudytas jį apgavo, tai šiandien aišku kiekvienam, pražuvo per drąsumą savo, kas jo neturi, gera tam. Ir tu, Martynai šventas, garsėjai savo kilnumu, ir pusę savo juodo rūbo atidavei vargdieniui gulinčiam ant gruodo, abu jų šaltis nugalavo, tai šiandien aišku kiekvienam, žuvai tu per kilnumą savo, kas jo neturi, gera tam. Bulgarų rašytojas Niko Simionas. Paskutinis pageidavimas. Sunkiai sergantis mokytojas panorėjo pravesti paskutinę pamoką. Pro klasės langą įskrido plaštakė. Mokiniams buvo liūdna, bet jie šypsojosi, turbūt dėl plaštakės. Ir mokytojas tarė: pradėsime nuo zoologijos. Nesižavėkite per daug plaštakėmis. Žinoma, jos gražios, baltos, raudonos, geltonos, su taškeliais ir be taškelių ant sparnų. Jos lengvos, jos plazdena. Tačiau nepamirškite, kad jos atsirado iš vikšrų, kuriuos matėte ropojant medžiais, juk tada beprasmiška laukti obuolių. Iš botanikos žinokite šitai. Vėjas laužo aukštuosius medžius ir niekada nelaužo krūmų. Kai medžiai virsta mišku, vėjas negali jų laužyti. Mylėkite krūmus. Jei jų nebūtų, mes nežinotume, kad medžiai aukšti. Iš matematikos žinokite šitą. Visa, kas brangiausia gyvenime, būna tik vieną kartą. Mes turime vieną širdį, vieną motiną, vieną tėvynę, vieną meilę. Deja, yra tokių, kurie nevertina vieneto. Iš geografijos žinokite, kad yra upių, kurių ištakos tėvynėje, bet jos įteka į svetimas jūras. Ir yra upių, kurių ištakos svetur, bet jos pasiūlo savo vandenis mums. Stebėkite, ar jos seklios, ar gilios, ar drumzlinos, ar skaidrios.
Kopkite viršūnės, iš kurių toli matyti, jos aukštos, olėtos išdidžios, tačiau ten neauga javų ir žmogus nestato namų. Nusileiskite į lygumas, vertinkite jas. Iš gramatikos norėčiau pasakyti kai ką apie skyrybos ženklus. Neskubėkit padėti taško, nenuleiskit galvos, pliaukšėkit optimistinių kablelio botagu, tačiau prieš apostrofas stabtelėkite valandėlę, tarsi prieš jūs gulėtų 3 granatos, jos kas akimirką gali sprogti. Venkit šauktukų, jie lengvabūdiški. Jūs dažnai susidursite su klaustukais, vertinkite juos, juo mokys jūs mąstyti. Ir piešimo jūs pamokysiu. Kai norėsit nuskinti gėlę, nepieškit iš natūros, nuskintos gėlės negyvos, bet jeigu švęsite didelę šventę, taip, šitai dienai skinkit tulpes ir rožes. Dainuoti mokykitės ne tik iš vėjo ir paukščių čiulbėjimo, bet ir iš šautuvų tratėjimo. Ši muzika siaubinga, bet būtina, ir patiks jums. Ir kai ateis toji diena, apie kurią kalbėjau per piešimo pamoką, jūs girdėsite švelnią muziką, pakvieskit tada ir mane. Aš ateisiu, kai taurės bus sklidinos vyno, tai reikš, kad aš atėjęs. Kai gėlės pražys už langų, kad švęstų kartu su jumis, tai reikš, kad aš atėjęs. Deja, jau skambutis, man neužteko laiko istorijai, aš palieku jums patiems pasiskaityti istorijos pamoką. Mėlieji, juokas stiprina sveikatą, ilgina gyvenimą, tad daugiau juokimės. Rumunų autorių Moreskos. Dovana žmonai. Jeigu jūs vedęs ir jeigu jūsų žmona švenčia gimtadienius, tai žinote, kaip sunku nupirkti dovaną. Skundėsi vienas bendradarbis. Prieš pat iškilmes jis pasileido į parduotuves. Dievoje nebuvo kur obuoliui nukristi. Pagal žmonių skaičių galėjai pagalvoti, kad nemokamai dalina briliantus, o iš tikrųjų pardavinėjo kailines kepuraitės, dar kai ką. Jis jau norėjo pirkti kepuraitę, bet prisiminė, kad nežino žmonos galvos išmieros. Rodos viską apie ją žino, o galvos išmieros ne. Kitoje parduotuvėje jam patiko medžiaga. Kiek jums, paklausė pardavėja, žmonai kostiumėliui? Žmonos būna įvairios nuo 1 metro iki 2 su viršum. Kokios jos išmieros? Jis nežinojo ir spruko lauk. Juvelyrinėje jau buvo beperkąs kuloną. Pagalvojo, kad kulonas be briliantų vagystė, o su briliantais brangu. Gretimos parduotuvės vitrinoje pamatė saldainių dėžę už 46 lėjas. Tai būtų puikiai dovana žmonai, bet pagalvojo, kad jį jau 6 metai ruošiasi suplonėti ir būtų nesąžininkas saldainiais ją suvinioti. Ir čia jis pamatė puikią dovaną, pardavinėjo loterijos bilietus. Galų gale, pagalvojo jis pirkdamas bilietą už puselėjos, svarbu ne dovana, o dėmesys. O galgi išloš automobilį, tai juk sena jo svajonė. Patarimas. Tu man atleisk, sūnau, kad aš kišu nosį ne į savo reikalus, nors tu jau ir inžinierius ir atskirai gyveni, bet man tu vis tiek berniukas. Tu ką, įsimylėjai? Labai, mama, dar ne vienos moters pasaulyje niekas taip nemylėjo, kaip myliu aš. Užtenka man tik ištarti jos vardą ir aš vos neverkiu. Aš jai nupirkau 23 vazonėlius azalijų. Daugiau parduotuvėje nebuvo ir nieko. Tai
Gal jį sentimentaliai, gal tu jai eilėraštį parašyk. Mama, aš jai poemą parašiau. Tu supranti, ką reiškia 4000 eilučių, ranką perrašyti ir dar kur nekur suritmuoti ir nieko. Jinai net nesiteikė man atsakyti. Tai gal muzika jai patiks? Bandžiau, mama, su elektro gitara ir akumuliatoriumi ant pečių. Aš jai grojau nuo vakaro 9, lyg ryto 4, 50 dienų iš eilės per lietų, šaltį, sniegą ir netgi sekmadieniais. Mama, aš nebegaliu ilgiau be jos gyventi. Klausyk, sūnau. Tu paskambink jai, pasakyt, kad kvieti, kad jis ateitų pas save, kad turi gero konjako, naujų plokštelių, cigarečių. Primink, kad jinai pasimtų pižamą ir dantų šepetėlį. Mama, tu sukvailėjai. Pabandyk, sūnau. Kitą rytą aš vėl sutikau sūnų, jis buvo dar labiau nusiminęs. Na, kasgi tau dabar, vaikeli? Mama, ką man daryti? Aš nebegaliu jos išvaryti. Šeimininkė klausė savo gyventoją studentę. Gerbiamoji, o kodėl pas jūs nebeateina jūsų brolis? Matote, jis susirado jau kitą seserį. Kaiminėlė, jūsų dukrelė su tuo inžinierium, motociklu vakarais išvažiuoja, taip vėlai grįžta. Ar jūs nebijote, kad kas atsitiks? Oi ne, kaiminė, jie abu važiuoja su šalmais. Prieš daugelį metų, studijų turbūt metais, man teko laimė pabuvoti Rostoke Baltijos jūros šventėje. Ir ten įsiminė Norvegų studentų pučiamųjų orkestras. Džigiavo tokie gražūs, šviesiaplaukiai, aukšti vaikinai, o vienas iš jų nelabai gera vokiečių kalba sako. Unsere Musik, nicht so kalt wie unseres Land. Mūsų muzika nėra tokia šalta, kaip mūsų kraštas. Na tad ir paklausykime, kaip šypsosi norvegai. Sekretorė. Didelės firmos direktoriui reikėjo naujos sekretorės. Šį kartą jis ieškojo ne tik gražios, bet ir protingos, išsilavinusios, apsiskaičiusios kandidatės. Konkurso dieną direktorius, gerai nusiteikęs, laukė merginų. Pirmoji įėjo maloni juodaplaukė. Direktorius pasakė jai. Mano sekretorė turi būti labai išsilavinusi, todėl aš užduosiu jums keletą klausimų. Pirma. Kas Norvegijos sostinė? Kopenhaga. Ką jūs? Mūsų sostinė Oslo. Oslo, įsidėmėkit, mergaitė. Antras klausimas. Kuo skundėsi Bethovenas? Jam visada trūko pinigų. Ne pinigų, o klausos, nusišypsojo direktorius. O kas yra fjordas? Tai žinoma automobilio markė. Fjordas tai jūros iškarpa į sausumą su stačiais krantais. Ačiū, rezultatus pranešime. Antroji kandidatė buvo jauna blondinė. Direktorius pažiūrėjo į ją ir pasakė. Mano sekretorė turi orientuotis visose mokslo ir meno srityse. Aš jūs paegzaminuosiu. Prašom. Kas parašė muziką Faustui? Mocartas. Ką jūs? Tai prancūzų kompozitoriaus Guno kūrinys. Mocarto operos. Užburtoji fleita, Don Juanas, visos jos tokios. Kas buvo Nobelis? Finansininkas.
Ne, tai mūsų kaimynų švedų chemikas garsus, dinamito išradėjas, o Nobelio premijos taigi džiugina visą pasaulį, mieloji. O, gerbiamoji, o kokius Remarko veikalus jūs skaitėte? Rytų fronte nieko naujo. Ne rytų, o vakarų, vakarų. Ačiū, rezultatus pranešime. Kai įėjo trečioji kandidatė, direktorius neteko žado. Ji buvo nepaprasto grožio, kaip mergaitė iš pasakos. Įsisijaudinimo jo Adomo obuolys ėmė lakstyti aukštyn žemyn, rankos virpėjo. Velniai tegul griebė tos mano klausimus, šitą ir taip priimu. Sėskit, gerbiamoji, rašykit pareiškimą. Mergina žengė žingsnį atgal. Leiskite. Aš turėjau daug vargų su savo buvusiais direktoriais. Paskutinis buvo visiškas nemokša ir kvailys. Todėl aš ieškau išsilavinusio, išprususio, apsiskaičiusio šefo. Aš jūs paegzaminuosiu. Prašom, išlemeno direktorius apstulbęs. Kada ir kur gimė Giotė? Vaimare? Ne. Frankfurte prie Maino 1749 metais. Kuo garsus Kochas? Direktorius sumirksėjo ir išpiškino. Jis gydė vargšus ir karalius. Ne, jis pirmasis atrado džiovos bacilas. Ką jūs girdėjote apie Ibseno Norą? Ji manekenė? Ką jūs, direktoriau, jūs labai neišprūsęs. Kągi, ačiū, rezultatus pranešime raštu. Stokholme su kaimynu gyvenome viename bute. Virtuvė buvo mūsų bendra ir mes ten dažnai susitikdavom. Kartą lyginau kelnes. Parėjęs kaimynas klausė, ką čia veiki? Lyginu kelnes. Ne taip reikia, o šitaip. Po jo lyginimo iš ilgų kelnių liko tik trumpos. Kartą remontavau šaldytuvą. Parėjęs kaimynas klausė, ką čia veiki? Remontuoju šaldytuvą. Ne taip reikia, o šitaip. Po jo remonto mano šaldytuvas rodė plus 35 laipsnius Celsijaus. Kartą pavakarę net į mano kambarį įsiveržė tas studentas kaimynas ir klausė, ką čia veiki? Bučiuoju savo sužadėtinę. Ne taip reikia, o šitaip. Mano kantrybė baigėsi. Pasėmiau virvę, nuėjau ant aukšto ir bandžiau pasikarti. Ir čia prisistato kaimynas. Ką čia veiki? Pasikarti noriu, ne taip reikia, o šitaip. Pagaliau aš vėl ramiai galėjau gyventi ir dirbti. Gerbiamas ponė, mes negalime jūsų priimti į šitą vietą. Čia reikalingai ypatingai pavyzdingo elgesio žmogus. Tai ir puiku, juk mane ir paleido iš kalėjimo už pavyzdingą elgesį. Įsimuilino vyrai pirtyje, įsimuilino. Ir pasibaigė vanduo. Kas dabar bus, šūkauja jie. Ogi vienas išlindo priekinis, sako, vyručiai, bus dabar labai lengva į autobusą įsisprausti. Albertas Camus, garsus prancūzų rašytojas, amžiaus kūdikis. Naujųjų metų proga Totas ir Marselis gavo dovanų kardoninę dėžutę, ant kurios auksinėmis raidėmis buvo užrašyta vaikiška spaustuvė. Dėžutėje buvo visa tai, ko reikia laikraščiui išleisti. Naujametiniai vakarieniai berniukų tėvai pasikvietė dėdę Cezarį, tetą Uršulę, pusbrolį Gastoną. Jau visa šeima sėdėjo prie šventinio stalo, nebuvo tik Toto ir Marselio.
Berniukai bus tikriausiai puikus Paryžiaus žurnalistai, džiaugiasi mama. Visą dieną jie neatsitraukė nuo savo spaustuvės. Ta akimirka į kambarį puolė Totas ir Marselis. Jų rankose savo pačių spausdinti, dažais dar kvepiantis laikraščiai. Pamėgdžiodami Paryžiaus laikraščių pardavėjus, berniukai šaukė: pirkite laikraštį, amžiaus kūdikis, pirkite, vakarinė laida, sensacija, demaskavimai. Suaugusiai ėmė smalsiai skaityti. Pirmame puslapyje buvo vedamasis straipsnis gana. Vaikų kantrybė taip pat turi ribas. Jau 2 metai mes netikime pasakomis apie senį šaltį. Kam ši komedija? Į neverta dabartinio amžiaus mokslo ir progreso vaikų. Tėvai neramiai susižvalgė. Iš užstalės klykdama pašoko teta Uršulė. Siaubas, kokia niekšybė! Štai ką ji perskaitė laikraščio nekrologe. Tėtis pasakė, kad tą dieną, kai bus palaidota teta Uršulė, jis užmokėsias už šermenis. Jeigu gersia, kiek kam tilpsia. Nelaimingas tėtis tyliai sumurmėjo. Niekada negalima kalbėti prie vaikų. Klaikų šauksmas nutraukė jo žodžius. Šį kartą šaukė jo tikroji žmona. Grumodama kumštinį prie pat nosies, į garsiai perskaitė amžiaus kūdikio sensaciją. Skandalas. Mūsų namų darbininkė laukėsi kūdikio. Kas kūdikio tikrasis tėvas, tėtis ar kaimyninės parduotuvės vedėjas, tyrėme toliau. Smulkiau apie tai kitame numeryje. Niekšas, šaukė mama, šaukė visi. Tėtis sumišęs bandė įsijungti bendrą chorą, bet staiga jo žvilgsnis užkliudė amžiaus kūdikio žinutę. Motina nusidėjėlė. Kai tik tėtis išeina iš namų, tučtuojau prisistato mūsų pusbrolis Gastonas. Mama su juo bučiuojasi koridoriuje. Detaliau apie viską kitame numeryje. Vos tik tėtis bosu paskelbė šį sensacingą pranešimą, mama dėl viso pikto krito be sąmonės, o pusbrolis Gastonas šoko bėgt lauk, kartu nutemdamas staltiesę su visomis vaišėmis. Tėtis, dėdė Cezaris, teta Uršulė tebesiginčijo, kai į kambarį įbėgo tarnaitė ir sukliko. Madam, mesjė, priešais namą žmonių minia, visi griebė vienas kitam iš rankų laikraščius, kuriuos jiems iš balkono mėto Totas ir Marselis. Džimas grįžo po mėnesio iš Paryžiaus. Jį sutikęs draugas pastebėjo, kad jo paraudusios akis. Kas tau, drauguži? Ir šis papasakojo. Pirmą vakarą nuėjau į vieną kabaretą. Ten susipažinau su puikia moterimi, Mary. Mudu pažiūrėjome programą, pašokome. Pasirodo, mes ir gyvenome viename viešbutyje ir net viename aukšte. Na, atsidūrė ji mano kambaryje ir mes linksmai praleidome naktį. Bet ryte ji prisiminė savo vyrą, 2 mažamečius vaikučius ir ėmė verkti. Aš taip pat prisiminiau savo mylimą žmoną, vaikučius ir abu raudojome iki pusryčių. Na gerai, Džimai, bet juk tai vyko beveik prieš mėnesį. Kodėl ir šiandien tavo akis paraudusios? Klausyk, drauguži, jeigu kiekvieną rytą per 30 dienų iš eilės po kelias valandas verktum, ar tavo akys neparau? Iš lenkų humoro. Jautrumas. Simpatingas jaunuolis pasiskolino iš manęs 10 000 zlotų. Jis turėjo daug bėdų ir skolinosi iš visų, kiek tik galėjo. Mudu nebuvome artimi bičiuliai ir retai matydavomės. Po pusmečio sutikau jį parduotuvėje. Jis stengėsi nežiūrėti mano pusę ir aš greit išėjau, kad nepriminčiau jam skolos. Tada man nelabai ir tereikėjo pinigų. Kartą šį pamačiau teatre. Aš pažiūrėjau į viršų, o jis į mane. Gaila, pagalvojo, man praverstų tie pinigai, bet galų gale aš galiu ir be jų apseiti.
Po 2 metų mudu susidūrėme gatvėje. Jis atšoko ir nudūmė. Norėjau sustabdyti jį, man labai reikėjo pinigų, bet kai aš pažiūrėjau jį, pagailau. Susilenkęs, nuleidęs pečius lyg laukdamas smūgio, žmogui sunku, kai galės atiduos. Vakar aš jį sutikau Zosės vardinėse. Gurkšnodami vyną mes pasakojame vienas kitam įvairias savo gyvenimo istorijas. Zosė gyrėsi, kad vyrai dėl jos pameta galvas, Basė porino sapnus, o jis tarė. Po karo, kai sunkiai gyvenau, aš pasiskolinau iš vienos pažįstamos 10 000 zlotų. Po kurio laiko aš atidaviau visas skolas įskyrus vieną. Mat pamečiau užrašų knygutę su kreditorių sąrašu. Tikiuosi, mano kreditorė per tuos metus puikiai gyveno, juk kitaip ji būtų man priminusi skolą, tiesa? Jis prisipylė vyno ir tęsė. Juk negaliu aš visų sutiktų moterų klausinėti. Brangioji, ar ne jums aš skolingas 10 000 zlotų? Juk tai suma? Tikriausiai kiekviena pasakytų, taip man. Jis vėl nusijuokė. Po poros taurelių aš padrasėjau ir kai jis mane pakvietė šokiui, aš pasakiau, tai aš jums tada daviau tos 10 000 zlotų. Jis sustojo. Paklausykit, sušuko, pasaulinė išdaiga, ši ponia jau pretenduoja į tuos pinigus. Visi svečiai garsiai susijuokė. Ar jūs jau pranešėte direktoriui apie mano vizitą? Paklausė oficiantą mokesčių inspektorius. Žinoma, bet jis grįž tik po pusvalandžio. O kur jis išėjo? Atsisveikinti su šeima. Iš restorano išėjo įkaušęs pilietis ir jau bando eiti neleistinoje vietoje per gatvę. Policininkas šaukė, Hei, jūs, grįžkite! Šis atsisuko ir sako, negaliu, nebeturiu pinigų. Kaip būti laimingiems? Mažame miestelyje pas vienus pažįstamus pastebėjau tokį užrašą ant staltiesės. Žmona, neerzink savo vyro. Tokie priežodžiai, posakiai, ko šeimininėme gyvenime reikėtų vengti, turėtų būti kiekviename šeimos miegamajame. Pavyzdžiui, žmonai. Nezirzėk, nekelk triukšmo, nežemink savo vyro prieš kitus žmonės. Leisk jam pasakyti seną anekdotą, nors tu ir mintinai jį žinai ir jei gali nusijuok. Nesakyk jam, kad negražiausias vaikas panašus į jį. Kai jis grįžta iš darbo, leisk jam patylėti ir paskaityti laikraštį, ne šiaip išgirsi iš jo, ką nors nemalonaus. Būk jo advokatas, o ne tardytojas, pripažink į šeimos galvą, neatsisėsk ant tos galvos. Nepasakok jam prieš vedybinius meilės nuotykius, tu jo to neužimponuosi, nes jis yra daug daugiau pergyvenęs negu tu. Nesišaipyk iš jo prie kitų moterų, jis tau to neatleis. Negailėk pinigų muilui ir kvepalams. Leisk vyrui, kaip ir šuneliui, pasilakstyti, neklausinėk su kuo ir kur jis užtruko. Vyrui. Liepk savo žmonai pasidažyti, ne šiaip kitos moterys ims patikti tau daugiau negu ji. Neliepk jai elgtis ir rengtis kaip tavo bendradarbės, jų nepakęs. Negirk jai esant kitų moterų, pasakyk jai dažnai komplimentų, tai bus vietoj dovanos, pagerins nuotaiką, o tau nieko nekainuos. Nesakyk, kad jai trūksta inteligencijos, nes ji visai sukvailės. Nepersekiok jos, nebūk jos uodega, tegul jį paskraido. Nevaikščiok nuogas bute, žinok, kad tu nei Apolonas, nei graži moteris. Mėlieji, laikykite šių patarimų ir vedybinėme gyvenime būsite laimingi, laimingi, laimingi.
Pani Kovalska atėjo pas gamyklos direktorių ir sako, pan direktor, mane pabučiavo buhalteris. Pani Kovalska, supraskit, gamykla didelė ir negaliu aš visur vieną suspėti. Į restoraną iš ryto atbėga žmogus. Aš vakar čia buvau, buvote, ir pragėriau 2000 zlotų. Pragėrėte. Ačiū Dievui, o žmona rėkia ant manęs, kad aš juos pamečiau. Meilė. Pagal nusistovėjusią tradiciją, jau 10 metai šį vakarą jie praleidžia namie dviese. Po iškilmingos vakarienės sėdėjo vienas priešais kitą, vazoje puikavusi rožės. Abu gurkšnojo raudoną vyną ir žiūrėjo vienas į kitą. Jis galvojo, jau kiek metų aš vykdau tos dienos ceremoniją, kuri man nebeturi jokios reikšmės. Bet kas būtų, jei neščiau šių rožių, jei nepasilikčiau šiai vakarieniai? Jis pažiūrėjo į ją. Ji jau netokia graži, kaip prieš 10 metų. Vyrai daug mažiau įdomesni už mane palieka kur kas gražesnę žmoną kaip ji. Įdomu, apie ką ji galvoja. Turbūt apie mane. Atrodo laiminga. Viršutinė jos lūpa lengvai virpa. Juokinga. Kažkada man atrodė, kad gyventi verta vien dėl to, kad matyčiau jos lūpas. Dar prieš 5 metus aš negalėjau ištverti be jos nė dienelės. O dabar, kad nors kada išreikštų nepasitikėjimą, nepasitenkinimą, kad būtų nors mažiausia priežastėlė ją palikti, aš galėčiau būti laimingas su kita, bet iš šito nepakeltų. Į mane myli beprotiškai, tikriausiai stipriau kaip ta.